Toliau Lietuvos energija akcininkų susirinkime priėmė sprendimą dėl investavimo į elektros tinklo paslaugos ir po šitų sprendimų valdytų 28% akcijų šitos kompanijos. Toliau TETAS įmonė, aptarnavimo taipogi įmonė, Lietuvos energija turėtų 61%, Litpolinkas, šiai dienai Lietuvos energijos valdoma kompanija ir Litgridas valdoma kompanija ir pastarusios dvi kompanijos taipogi bus atskirimo metu perduotos naujai kuriamai bendrovei. Tai čia sprendimas, toks sprendimas buvo priimtas akcininkų susirinkime. Sekantis etapas viso restruktūrizavimo tai yra perdavimo veiklos atskirimas nuo Lietuvos energijos. Ir kaip matot, raudonai kaladėlė yra gamybos veikla, o PSO veikla, kuri bus atskiriama nuo Lietuvos energijos ir ankstesnės skaidrėje matytas kaladėlės visos turėtų atsispindėti būtent PSO veikloje. Na ir atskirimo tikslai, tai atskirti ir išgryninti veiklas, atitikti ES trečio paketo reikalavimus ir liberalizuoti elektros energijos rinką. Na ir įkurta nauja kompanija būtų atsakinga už jungčių statybas. Atskirimo pagrindai, tai priimti sprendimai dar birželio 18 dieną, kai akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą valdybai parengti atskirimo sąlygas, o rugsėjo 24 dieną buvo patvirtintas valdyboje atskirimo sąlygos, taip pat valdybos ataskaita patvirtinta ir tą pačią dieną buvo gauta auditorių ataskaita dėl atskirimo sąlygų patvirtinimo. O atskirimo teisiniai pagrindai, tai vadovaujantis akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, kai nuo Lietuvos energijos, kuri toliau tęs veiklą, yra atskiriama veikla susijusi būtent su perdavimo sistemos operatorius veikla, perduodant tą įmonę tiek turtą, tiek teisės, tiek visas pareigas susijusios su ta veikla. Ir naujos bendrovės pavadinimas būtų Litgrid turtas AB. Trumpai apie procesą, kaip, sakykime, buvo nustatyti skaidomas turtas, nustatomas akcijų keitimo santykis. Tai buvo vadovaujamasi birželio 30 dienos 2010 metų Lietuvos energija balansu, parengiant skiriamąjį balansą, vadovaujantis principais, kad visas turtas ir teisės priskiriamos susijusios su perdavimo veikla priskiriamos naujai bendrovei, tai yra Litgrid turtas AB. Toliau akcijų proporcijos, nustatytos akcijų proporcijos, kuriamis bus keičiamos akcijos, vadovaujantis grynojo turto balansinis vertėmis. Akcijų proporcijos po to pakoreguotos rugpjūčio mėnesio išleista nauja akcijų emisija, įnešant Lietuvos elektrinės akcijas į Lietuvos energiją bei skirstyklas į Lietuvos energiją. Ir tokiu būdu buvo nustatyta galutinė akcijų proporcijų santykis. Sekantis žingsniai, kaip jau minėjau, valdyba priėmė sprendimus dėl atskirimo sąlygų. Sekantis žingsniai yra akcininkų susirinkimo sprendimai dėl atskirimo ir įvykus šitam akcininkų susirinkimui būtų rengiami skiriamieji balansai ir preliminariai tai numatoma padaryti gruodžio 1 dieną. Tai reiškia, kad gruodžio 1 dieną faktiškai atsiras nauja kompanija Litgrid turtas AB, kuri ir toliau vykdys visą veiklą susijusią su perdavimo sistemos operatorius veikla. Na ir atskirimo rezultatai, kas tikriausia domintų iš tikrųjų visus akcininkus. Tai po kairę pusę matom iki atskirimo esančią Lietuvos energiją, kur pagrindinę akcijų paketą valdo Visagino atominė elektrinė 97,5% ir smulkieji akcininkai 2,5%. Kad nemaišyti kompanijų Litgrid turtas ir AB ir Litgrid turtas, atskirai parodyta dar, kad Lietuvos energija valdo Litgrid AB, kuri yra šią dieną tik tai operatorius, neturinti turto kompanija. Po atskirimo matome, kad
tiek smulkieji, tiek didysis akcininkas naujoje ir liekančioje bendrovėje išlaikys tą patį akcijų proporcijų dydį, tai yra 97,5 vaja ir 2,5 smulkieji akcininkai. Na, o žemai lentelėje pateikti duomenys apie tai, kaip po atskirimo Lietuvos energija liekanti dalis ir Litgrid turtas AB atrodys. Tai apie beveik 50% įstatinio kapitalo turėtų priklausyti, dabartinio įstatinio kapitalo turėtų priklausyti Lietuvos energijai ir Litgrid turtas, taipogi apie 50%, tai automatiškai visiems akcininkams turintiems, sakykime, 10 akcijų, tai 5 akcijos tektų Lietuvos energijos akcijų ir 5 akcijos Litgrid turtas akcijų. Na ir trumpai bendrai turto viena kompanija valdytų, Lietuvos energija liekanti dalis valdytų 1,5 milijardus turto, iš jų virš 500 milijonų, beveik 600 milijonų yra susijęs su Lietuvos elektrinės valdomomis akcijomis, o Litgrid turtas valdytų 2,1 milijardo litų turto.